Nebesvaik. Tai sveiki susirinkę ir vėl pas manęs į kanalą. Ačiū, kad ateinat, ačiū, kad aplankot, ačiū, kad žiūrit. Tai va, nieks nepasikeitė. Turim tą patį bolidą. Tai ką, reikia pasikeisti poliuką. Ir komentaras rašė, ir dar aš pats buvau galvojęs, kad reikia vis tiek pasikeis, tiksliau nusidažyti tuos dangtelius. Tai šitą nusidažom, nusivešim, nusidažysim ir šitos du. O dėl šitų, tai blemba nežinau kaip čia daryti, nes nenoriu aš visur ardyti, tai nežinau, teks palikti jaučiu, arba kažkada tiesiog va iki čia nudažyti ir viskas. Nes čia realiai viską reikia ardytis, tai čia oi, ne. Dar aišku, pasikeičiam teipinį šiandien. Pasikeisim kaip nors šiaip ne taip. Ir viso, tepaliuką keičiam, filtrą keičiam. Posūkiai yra sauropinti, tai turi tą savo žymėjimą. Tai realiai galėsi techą varyti. Ai, dar teisingai, dar reiks nusimatuoti padangą ir varyti permatuoti, kad permatuotų kažkas. Ir pasikeisim ir galėsim lėkti techą. Ir viso, galėsim lengvai tepaliuką. Turim 12, ne? Man atrodo, kad 12. Pažiūrėsim, ar aš geras meistras. Hujovas meistras. Nepataikiau. Nu tada bus 17. Nu 17 turi tikti. Opa. Reikia pirštinaitės, nes tepaliuką keisim, čia bus visos juodos rankos. Kaip tai daro? O kaip manot, ar prisidirbsiu? Ar ne? Nes aš manau, kad prisidirbsiu. Nu biškai užbėgo ant pirštukų, bet gerai. Vos neprisižiūrėjau, vos neatsukau kitą pusę buvau. Aš kažkada buvau savo slyvai prasukęs, į kitą pusę atsukęs. Tai reikėjo karterį keisti. Nes taip prasukau, kad ten ir palūžo ta tokia auselė. Tai žodžiu, bandėm lipinti su šaltas varkė, kaip jinai tai vadinas, be šansų. Nelaikė, tai reikėjo karterį keisti. Buvau prisižaidęs. Čia vos dabar irgi, ką tik vos neprisižaidžiau su tom pusėm. Galim bandyti im filtrą. Bet kaip čia dabar tą filtrą reikia pamėginti išimti? Su ranka kažkaip turėtų pagal idėją leisti. Pagal idėją turėtų atsisukti su ranka. Bet jeigu ką, neatsisuks, bandysim naudoti diržą. Pasimetam škuliukų. O, ai, tu atsisuka, drąsiai. Aš realiai nieko negaliu dabar daryti, kaip ir idėja. Dabar galiu daryti. Tik čia viską bandyti nusiardyti, pasižiūrėti, kas čia tai daros. Bandom šitus nusimti, dangčius. Tada žiūrėsim su tepalu, kaip čia, kas kur kame. Tik aš čia nepradėsiu tepalas bėgti, aš nežinau, kas čia yra iš tikrųjų. Aš kaip ir sakiau, aš ne mechaniks. O savo mokslas. Aha, kažko tarpinė taip buvo. Nieko neliečiam, nieko nejudinam labai. Mes tik tai dangtelį pasiemam, mums daugų nieko nereikia. O, Zeniau, turim problemų.
Kaip tą fišką reikia atjungti, kas reikalas? Gražiai. Aik tu nahui. Tu nebesvaik. Jūs matėt, hebra, kas buvo? Čia galėjau pasiimti flakonėlį, pasiimti ir tiesiog nusipušė vietoje. Ne, dabar blemba, čia vanda ordainis viską. Būčiau viską apsiklėjęs ir būčiau nusipūtęs. Yra tokia situacija, čia yra nuardyta, yra padaryta, yra jau nuvežta, nudažyta. Čia taip, dabar laukiam tarpinių. Esu sakęs naujas tarpinės. Vietoj netur, tai rytoj reiks iki rytojus palaukti, tai ir galėsim dėti. Va, čia viena nudažyta, antra dalis nudažyta ir yra trečia dalis nudažyta. Tai atrodo gražiai. Nežinau, dėl varžtų, galvoju, gal palik dabar tokios spalvos ir žiūrėsim, gal gražiai gausis, žinai, biškai toks auksinis atspalvis. Čia tai bam, 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 bam. O jeigu ką, pasimsim flakonėlį, nusidažysim, žinai, išsisuksim, susidėsim. Dabar, ką dabar? Dabar pasimti reikia šitą išsiardyti visą, išsimti akinį, rytoj reiks vežti, kad išmontuotų ir remontuotų kitą. Visio. Ir galės rytoj pradėti rinktis viską. Nu ką, bandom susimest, išsitraukti tą taikinį. Kaip hebra, ar patinka žiūrėti, kaip aš remontuoju? Kaip bardau, kaip darau, bet nežinau, kaip čia man sekas, jūs pasakykite. Nes, kaip ir sakiau, iš manęs mechanis, tai labai menks. Sakykit patarimų, dar kažką. Po to nesuskarsuoto taikinis, čia yra brūkšneliai, jeigu matot. Lemba, nematysit jaučiu. O kitai pusėje. Gal matas biški. Tai va, tai pagal tos brūkšnelius susigaudyti. Reikia atsiminti ant dviejų yra, kad po to nesusiskarsuotų. Vienai pusėje 3 dėti, kitai pusėje 3. Svarbu stabdžiai, tik nespauskite, jeigu ardysit kažkada, kad kaladės nesusispaustų. Volia! Čia buvo šitas. Op, reikia nepasvaidyti, nepamesti. Čia buvo iš šito. Šitas buvo iš tenais. Va, turim tokią situaciją šiandienos. Nu baisiai atrodo įsardė. Bet nieka čia, ką čia, nusėmė keli. Bam. Turim tokį, tai ką, reiks sulaukti rytojaus. Rytoj galės įsidėti taikinį pasikeisti. Susidėti tarpinę, susidėti dangtelius. Prisipilti tepalo ir viskas. Ai, teisingai, dar turim, va ką turim. Padarysim unpackingą. Kažkas parėjo modifikacijas biški. Sustabdyk ir tada pagalvok, kas čia galėtų būti šitam. Ir parašyk komentarę, pamėgink atspėti. Tik nesukčiau. Kas čia yra? A ką žinau? Ogi. Turime mes.
Ai, blemba, galvoju, ko jau čia sudaužiau. Tai va, jau gali atspėti, kad sudaužiau. Tai sudaužiau. O, nesudaužiau, meluoju. Žiūrėkit, net įrankiai yra. Turim veidrodėlius. Turim veidrodžius. Komplektacijai. Jie. Triaukšt, laikikliai. Aha, galai prasidės, tačiau blemba tokie mažiukai. O, žinau, nebus problemų. Jo, drakai. Bandom. Bandom žiūrėti. Arba dėt taip į apačią kažkaip. Arba dėt taip į viršų. Tai nežinau, kaip geriau atrodo. Ar į viršų, ar į apačią. Aišku, jos gali keistis, tai čia nesvarbu, ta prasme. Vieną dieną važiuok taip, kitą dieną važiuok taip, žinai. Nei, šitai pasiėmi, opa, išsisuki. Šiaip nežinau, ar techą praeičiau su tais. Šiaip praeičiau jau su veidrodėliais. Na jeigu ką, bandysim, rizikuosim. Jeigu nepraeisim, tada gausim dėti senuosius. Bandom, rizikuojam. Nu tai ką, chebra, pažiūrėkit, kaip atrodo veidrodėliai. Kitas reikalas. Konkrečiai kitas reikalas. Bam, bam, bam. Nu, gražu, žiūrėti. Nu, kas į apačią, dar aišku, reikia užlip pasižiūrėti, pasireguliuoti normaliai, nu bet ką, dabar nelipsim tokią situaciją, kaip kadangi pas mūsų. Tai nežinau, kaip ryte, laukiam rytojaus. Rytojaus sulaukus galėsim montuoti, dėlioti į savo vietas, žiūrėsim galutinį rezultatą, kaip atrodo iki rytojaus tada. Turim antrą dienelę. Nusivežiau padangą permontuoti, tai šiandien permontos tik rytoj, nes nėra mechanikų. Tai ką mes galim susidėti tarpinės. Yra pareijusios. Susimetam tarpinės, susimetam dangtelius. Ir bus ledas. Užsipilsim tepaliuką. Užsipylė tepalą biškį per naktį, iš čia gerai išvarvėjo. Užsipilam tepalo ir laukiam padangos. Bandom kilti į darbus. Tikiuosi, tokios tarpinės tiks. Prasitestuojam. Ką čia turim? Turim tokį. Bam, ledas. Šitą tinka. Turim tokį. Nu, tikrai gražiau atrodo. Juoda. Nu, kaip ir sakiau, tas paliks toksai. Bet ką, žinau, nu gražu. Dabar nežinau, ar taip jie turi stovėti, ar jie turi būti apsisukę, ar jie taip turi stovėti. Manau, kad taip. Žodžiu, pasimetęs esu. Ką žinot, parašykit, kaip jie turi stovėti. Manau, kad taip. Pagaliau pasikeisim pypinį. Tai šitai, atsilaisvinam tos šitą. Ir biškį radiatorių, opa, ir tada galėsim ištraukti pypinį. Tu irgi rudas viršui, dryžuots apačiui. Atsiminsim gal. Opa, easy.
Ką, turim tokį pipinį? Biški dydžiai skiriasi. O, seniau, čia kitas laikiklis kažkoksai. Čia taip įsisuko, kaip čia? Į ką čia man reikia sukti? Čia taip yra. Kaip čia sugalvo dabar reikia? Kažkaip taip reiktų. Toks buvo, tokį paišėm, biškį su kitokiu laikikliu. Taip, pam, padarėm. Ledas. Saldainis. Tas keliauna šiukšlinė. Kiek tas pipinis, gal 5 eurai? Davė pasiūlymų, sako, gal nusipoliruok. Šiaip gal ir variants. Nesupoliravęs, galim pamėginti. Tai ateity, manau, kad galėsim nusipoliruoti baką. Turim biškį atsinaujinę raktų komplektuką. Nežinau, kas čia geras, negeras. Pasakysit jūs. Bet pagal dabartį atrodo normaliai. Galim pilti tepalą, bet baisu. Pažiūrėkit, ką turim čia. Tararam. Galim pilti tepalą. Gal neleis. Skoniai. Skoniai kvėpa kaip koks minkštiklis. Realiai, grinai kaip minkštiklis koksai. Nesupratau, what the fuck. Kaip skaniai. Kvėpia. Ir jis ir raudonas spalvos. What the fuck? Motor oil, nu. Bet kaip skaniai kvėpia. Pilam. Aš žinau, atrodo vis rapsna pilavė. Oi, bėga. Reikia priberšti. Nebesvaik. Dar pačiai. Dar pačiai. Blemba. Nesimat. Žodžiu, ten vidui pasilikęs. Nu, karočią, kaip sekas, tai žiauriai. Tai ką, turim tokią situaciją, matėte, įsigrėžėm, srėgį pasidarėm ir dabar vis, poliukas įpilti, vis tvarkoj. Tai pasidėjau, pažiūrėsiu, kad per naktį, kad nebūtų leidimo žymių. Įsidėjau pipinį, matėt patys, pareguliuosim, parodysim. Opa. O, bendrą vaizdą taip atrodo. Nu, visai nieko. Tai ką, rytoj sulaukiam. Rytoj parvaro padangą, keičiam padangą. Ir tada matyt sekantis arba test drives, arba iš karto techą. Nu ką, tada iki rytojaus. Tai ką, chebra, 3 diena. Tai kaip vakar matėt, buvau nusiknisęs, tai nieko daug nebeparodžiau.
Tai va, tokia situacija, kaip ir sakiau vakar, kokia yra. Padėjom. Leidžia, turim leidimą. Čia per šitą varžtą, kur dėjom didesnį, nes vakar kokia situacija buvo. Priveržinėjau, nulaužiau, ištraukėm, išgręžiam, prasregėm naują sriegį. Įdėjom didesnį varžtą ir dabar turim tokią situaciją. Tai nežinau, ką su šitą situaciją daryti. Ar bandyti biškį daugiau priveržti. Ar... Nu jo, ką čia daugiau ir bedarysi, daugiau priverši viskas. Turim dar tekinį parėjusi, permontuotą. Pripompavom. Permontuota gražiai viską, išbalansavo, padarė. Michelin padangytė. Jo, 108, dar R15. Bandom kišti ją į vidų. Šitas čia. Ką mes čia turim barats, kas čia abėjo, palauk, čia kažkaip šits, ne? Turėjo būti šits taip. Jo, kažkaip taip. Blemba, kaip čia bereikia dėti. Seniau, palauk, čia tas buvo taip. Ane? Kišam taip. O tas, kur buvo dabar? Blemba, ko aš dabar neatsimenu? Sakėm, reikia, kad būtų ant 3. 3. Tik palauk. Čia kažką reikia su šito daryti. Ar nebus taip, kad čia kažką mes ne taip esame įkišę? O, seniau. Tas tur čia praeiti. Kur čia kišas? Čia geriau man paaiškinkit. Aik tu sau. Klaidą padariau. Va taip ir kai pirmą kartą darai, nežinai. Tai va šits grevelis turi lysti į šitą. Na aišku, man dabar reikia visą tekinį nusiimti. Nu jo, smagiai, kad įkišti. Nu ką? Nu įkišom, žiūrim, ką čia turim. Turim dabar tokią situaciją. Biškį gal geriau. Gerai, dedam šitą. Opa. Jo, kažkas jau į gerąją pusę. Opa. Kažkaip taip, op. Zeniau, viskas aišku. Šitai. Ledas. Traukš. Ai, dar neparodžiau filtrą, va, kaip tepalą aš vakar priveržiau. Tai pasiėmiau su diržu, taip, opa, užsidėjau ir čia su replikam suspaudžiau ir tempiau. Nes su ranka, kadangi kai buvau priveržęs, tai biškį plašnuoja, tai va, diržas pagelbėjo. Tai, nežinau, bandom numesti
Manau, numest nuo keltuvo, ane? Ir dedam ant žemės. Bolidą. Tikiuosi nepamestų, nes nesuleidęs, aš žinau. Tai žiūrėk. Blema bus. Pasikeitė biškį. Juoda, gražu. Nauja padangytė, Mišelinų. Bum. Nu, ledas, saldainis. Opa. Veidrodžiai naujai. Sudėti, gražiai atrodantis. Pypinis. Veikia. Nu ką, žinau, darbai padaryti. Biški, yra kažkur prikipti. Tepaliuką biški. Kaip ir laša, bet priveržiau, tikėkime nelašės. Padėsim dabar servetėlę. Toj vietoj, kur lašėjo. Ir tikiuosi, nebūsiu jokių varvėjimų rytoj atvažiavęs. Nu tai ką, žinau. Ką aš galiu jums pasakyti? Tai ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad buvot, kas išbuvot visą tą laiką. Ačiū, kas laiką paspaudžiat. Ačiū, kas pasidalinat. Tai ačiū jums. Teisingai, dar reikės įsidėti išmetimą stokinį ir galėsim važiuoti techninę. Tai nežinau, susitinkam sekantį kartą arba test drive'ui, arba iškart į techą. Žiūrėsim, kaip čia bus, kaip su orais. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančių. Dar sugalvojau, kad reikia pamėginti užkurti ir jau pirmą pavarą, pažiūrėti, ar sukas, ar nestabdo. Kaladės.